Taigi, šiuo video norim supažindinti, kaip naudoti Scratch Online. Taigi, kad patekti į Scratch aplinką, reikia parašyti adresą scratch.mit.edu arba tiesiog pasinaudoti paiešką ir paieška jums suras tą svetainę. Scratch programų aplinkoje mes galim matyti jau sukurtus projektus, tai yra kitų dalyvių, kitų vartotojų sukurti žaidimai, sukurti projektai, sukurtos animacijos. Jas galim išbandyti, pasižiūrėti jų kodą, bet šiandien pabandykime patys prisijungti ir sužinoti, kokios yra Scratch kodavimo galimybės. Taigi, norint pradėti vartoti Scratch programą, patarimas yra toks, kad jūs vis dėlto turėtume prisijungti ir sukurti vartotoją. Tai jeigu jūs neturite dar savo vartotojų, tai jūs turėtume užpildyti anketą, atsakyti į klausimus ir turėsite savo akauntą ir galėsite kokybiškai naudoti Scratch aplinką. Taigi, jeigu jau esame sukūrę savo vartotojo vardą, tiesiog jungiamės prie šios aplinkos ir mes esame jau savo aplinkoje, todėl galime spausti sukurti ir štai prieš mus atsidaro Scratch projekto kūrimo langas. Kokiegi šio lango elementai? Viršuje mes matome meniu juostą, kairiajam kampe yra blokai išdėlioti pagal spalvas ir jeigu aš rinkčiausi kažkokį bloko spalvą, keistųsi mūsų komandos ir aš galėčiau rinktis tam tikrą komandą, kurios man reikia. Taigi, čia yra scena, kur veikia veikėjai, kur mes galim matyti, ką mes sukūrėme. Tas apačioje mes matome dar vieną langą, kur mes galim pasirinkti veikėjus. Taip, tai jeigu pasirinko veikėjai, jisai atsiranda veikėjų sąraše ir štai šitą veikėją mes galime šiek tiek ir paredaguoti. Tarkime, tai pakeisti jo spalvą, pakeisti jo išvaizdą ir taip pat mes galime, dar turime ir sceną. Tai yra mūsų fonai. Jeigu mes norim pridėti kažkokį foną, galime ateiti į fonų katalogą ir surinkti tai, kas mums tinkama. Taigi, turime 3 veikėjus, foną, metas koduoti. Tarkime, mūsų tikslas padaryti taip, kad katinas nueitų į scenos kraštą. Todėl ateiname į komandą valdymas, tai yra įvykiai, pakeliame, surinkame plytelę, kai spusteli žaliąją vėliavą, nes programa pradės veikti būtent tada, kai mes spustelim žaliąją vėliavą ir pasirinkame, kiek jūs turite eiti žingsnių. Taigi, pabandykime patikrinti, ar mūsų katinas žygiuos. Taip, mes matome, kad katinas eina iš vieno kampo į kitą. Taigi, jungiant šios blokus mes galime sukurti programą ir mūsų sudėti veikėjai, mūsų fonas reaguos į parinktus kodus ir mes turėsime mes savo projektą. Kaipgi to projekto reikėtų išsaugoti? Jeigu dirbate Scratch Online, tai visą tai įsisaugo automatiškai. Aišku, mes galime savo projektą įsikelti, išsaugoti savo kompiuterį. O taip pat tai, ką jūs sukurite Scratch Online, yra išsaugoma jūsų kataloge mano projektai. Taigi, pasižiūrėkime taip, kiek tų projektų yra jau sukurta. Taigi tiek būtų apie Scratch. Sėkmės visiems, kurie bando išmokti naudoti šią programą.